Prieš vykdant tą didžiąją amžinąją taisyklę rūpinkis kitų kaip savimi, reikia padaryti 3 veiksmus. Tai yra, pirmas veiksmas, reikia pamilti save ir išmokti rūpintis savimi, bet ne šiaip belekaip, bet pirmiausia reikia išmokti pamilti savo vidinį žmogų arba savo sielą. Pirmiausia reikia susitvarkyti su savo siela arba psichologija. Ir to rezultatas turi būti konkretus, tarkim, šiuolaikinę psichologinę kalbą kalbant, tai reiškia, kad mes turim savo viduj bent jau išspręsti depresiją ir stresą. Bent jau to neturėtų būti. Tai yra grubios didelės problemos žmonių gyvenimuose. Jie šokinėja tarp norų nebuvimo, tai yra depresija, ir norų pertekliaus, tai yra stresas. Ir kitaip sakant, siela ištisai banguoja tarp kraštutinumų ir neturi ramybės ir kitiem kelia nerimą ir skausmą. Ta prasme, jeigu aš, tarkim, nesusitvarkė su savo siela, tai aš tampu našta kitiems, ne tik savo. Tai čia pirmas veiksmas. Antras veiksmas yra susitvarkyti su savo išoriniu žmogum, tai yra pamilti savo išorinį žmogų ir jo pilnai pasirūpinti. Kitaip sakant, eina kalba apie kūną. Po to tik tai pasirūpinti kūnu, nes kūno būsena psichosomatiškai pirmiausia priklauso nuo sielos būsenos, bet net virkščiai, kaip dažnai žmonės galvoja. Ir trečias veiksmas, tai yra juos sujungti į vieną, suharmonizuoti šitos 2 pradus, dvasinį ir materialų. Ir šitas suharmonizavimas yra šiaip laikomas vos ne pačiu svarbiausiu žmogaus asmenybės ugdymo darbu per visą gyvenimą. Tai trunka daugybę metų, kad tą suharmonizavimą atlikti. Ir būtent šitas suharmonizavimas dvasios ir kūno, arba, tai prasme, sielos ir kūno, arba dvasios ir materijos, yra laikomas iš viso aukštojų pilotažų visose dvasiniuose mokymuose. Nes ten viskas susijungia, visi teoriniai ir praktiniai dalykai vieną. Kitaip sakant, pavyzdžiui, tai reiškia balansų tarp darbo ir namų, tarp reiškia darbo ir asmeninio gyvenimo. Jeigu ten nėra balanso, jeigu per daug dėmesio viena ar kitai pusėje, nebus ramybės namuose. Ir po to rūpintis kitų. Po to mes žinosim, ko reikia savo artimui, kaip jį mylėti, kaip jį rūpintis iš tikro, o ne tik tai kažkaip teoriškai, ar ten aš skaitau, studijuoju, reiškia kažkokius seminarus ir dar nebaigęs to proceso nešu tą ir prievartauju savo antrą pusę tą patį daryti. Yra dar svarbesnės